Kartais pakanka 4 mažų pokyčių, kad cukraus kreivė taptų daug stabilesnė. Pirmiausia, pradėkite valgį nuo daržovių, tokių kaip burokėliai, morkos, ridikėliai, o brokolius ir kalafijoros geriausia apvirti garuose, kad būtų geriau virškinami. Ir žalių lapinių salotų, į kurias įmaišykite vieną kartą rukolos, kitą kartą špinatų lapų, o petražolės krapai ir svogūnų laiškai turėtų būti kiekvienose salotose. Antra, į valgį pridėkite baltymų. Gyvuliniai baltymai tai yra žuvis, mėsa, kiaušiniai. Augalinės kilmės baltymai tai yra daugiausia ankštiniai, tai pupeliai, žirniai, avinžirniai, lęšiai, sojos produktai. Toliau įvairios sėklos kaip moliūgų, sezamo, kanapių, čija, saulėgrąžų, taip pat riešutai, migdolų, braziliniai, graikiniai ir pievagrybiai, špinatai. Čia nepamirškite ir gerųjų riebalų. Tai alyvuogių aliejus, avokadas, tie patys riešutai ir sėklos, kuriuos galima barstyti ant salotų. Riebi žuvis kaip lašiša, silkė, skumbrė, upėtakis, sardinės, tunas ir stinta. Ketvirta, po valgio bent 10-15 minučių pasivaikščiokite ar atlikite kitus namų ruošos darbus, bet būkite judesyje. Šie paprasti įpročiai dažnai padeda išvengti didelių gliukozės svyravimų. Išsaugok šį video ir išbandyk jau šiandien.